Labdienėl visiems. Buvo pamaistu variant, kad video apie statybs nebekelt. Gal buvo prabėgom tiesiog kažkų parodys biškui, kuo esam nuveikę ir panašiai. Bet kadangi dabar grįžus ir iš užsienios grįžom ir norės iš tikrųjų greičiau pasidaryti. Ir per šias dvi savaitės manau, kad daugiau nieko neveiksim, tik tarelę prie garaž dirbsim. Nes ar tie šaltė ir norės užsikluoti iš tikrųjų stog, nes ko iš tikrųjų dar net nerodžio, taip gal iškart ir reikiam link to pačią, ką pasakoju, tai esam nulapę stog, čia vailent sukalbs, dar čia reikia prasilyginti vis. Toliau sėjant irgi kol kas nekaliau, nes ganėtina plons kardį ir tai, kad būtų čia kur nors rėmsimės, dar kur nors koks drubins ar kažko, kad nesulungstytos kardos, tai kol kas nekalėm. Tai va, vidau, kuo esam nuveikę. Tai čia iki korės pakeltaus, mes su leitana čia lobs aukščiau, po to leisė žemiau iki 3 metrų ir užsidengs lygio. Tai va, tai čia lobs ir užšiltinsiau, viskas šiltinam iš viršaus. Tai va, ir buvo toks pamąstymas pradžio čia, kad pasakojau, žadėjau tiesiog to pačiferį patvarkyti ir viskas, bet perėjai to idėją, kad jeigu jau tvarkytis viską iškart iki gal, nes puto vėl praeis metą antrį, reiks lopti vėl to sen šifer žemenas, dėti skard ir panašiai, nu, kad būtum vis tvarkingai iškart. Gal ilgiau išėn, reik daugiau pinigų ir panašiai, bet pasidaryti iškart iki gal bus rami. Nebreks tok puto makaulis, kad turėjom čia dar nedadaryt vėjų, puto bėg vondo, dar kas nors. Tai va, tai žodžiu, čia ką pradžiau. Lent sukalts, reik prasilyginti stok dar. Toliau, skard, seinom. Čia va už tų visų lentų numest. Tai čia dabar turim vis balt seins bus. Ir turim skard stogol parsivežim. Tai va, bus rauduojant stogėlis. Tai va, toks turim tos stogas es. Čia va, kiek nuardyts vis užsikluos, iš antros pusė, tada ten malkinda ir vis malkin užsikluos ir iškėjim pusę biškėlėlį da užkalsim. Tai va, po truputį pastata atsigaun, nes, nu, buvo tragiškas šito tas vaizdas ir dabar daug geriau atrodo negu pradžio, ką buvo. Tai va, tai žodžiu, parodysim iš tikrųjų, manau, per šias 2 savaitės, kur nuveiksim, nes turėtų jau neblogą sujudėti, nes realiai viską turi, kurią garažau. Tai dabar koks plans, kaip viskas dėliuosis, kaip viskas vyks. Tai pradžiai dėsim stogą. Stogą reikia užsidėti, susitvarkyti. Turi iš tikrųjų skardos nusipirksi lankstymam visiems, kad gal uždėti, nu karočiu visko iki gal iš karto daryti. Nes va kaptena, nežinau kiek matuos, tai esam nepabaigę realiai. Lens išlindus, tai realiai reiks įgi nupjauti, reiks to pačiu įgi užkalti vas šuon. Tai va, toliau, longus susidėti, longus turi. Čia dar 2 vėtų nes išpjojais, bet nu dar reiks pasidarytus ir joms, bet esmė, kad vis longai sudėti. Toliau, vartą. Vartą sudėti, nu čia manau bus sunkiausias dalis, nes kapans reiks sureguliuoti ir panašiai, nu čia bus įdomu. Bet esmė, varts irgi turi. Tai va, tai realiai reik tik tą darbuotis. Šiandien labai daug kažko nepasidarysiu, nes šiandien viens pats kol kas esu. Tai vis tiek nešiaus lens, bandys pabiš gal keltis ant viršaus, suktis, kad ir tą pojus būtum paruošnas. Apėkiam, rodys dabar realiai niek čia nėra dar kol kas, įkels lensų kalts viskas. Tai va, tai ką grįžau, čia buvau bišką atpliešt, nedaug, bet bišką buvau atpliešt plėvelį. Tai va, tai dabar reikia irgi vis susilotauti, kad būtum sudėt ir tada galėsim pradėti mest skardą. Skardos plius tas, kad ir išvėjim gabal viskas bus, tai tiesiog 4,5 metrą, vienu pusė, antru pusė iškart metas pilnas lapas ir viskas. Tai žodžiu, kimbu į darbus ir einant, jeigu kažko vis tiek pafilmuosiam, parodysim, kas kaip čia atrodo.
Nu, manau, laiks apžvelgti iš tikrųjų, kuo sugebėjom nuveikti. Trumpą papasakosiu iš tikrųjų. Iš jėgons nežinau iš tikrųjų kiek matos. Bet čia, pavyzdžiui, labai daug, kažkas net per 2 lens. Tai panašiai per teik. Ir pradžio, kad čia kalbėjom lyginti, aš tikrai nesitikėjau, kad čia mes iki teik išlyginsim viską, nes man idėja buvo tiesiog, kad nebūtum kalns pakalinti aš tą kanetom, tiesiog maždaug padaryti. Bet kai jau pradėjom varyti, žiūr, kad čia vis realiai ledas bus. Tai va, ir kuo esam nuveikti. Realiai per vakar išsilyginom nu čia, kur čia išnūra maždaug čia. Va. Tai liek ta dalis ir antro pusė realiai dar reik vis lens sumesti ir viską išsilyginti. Tai va, maždaug taip atrodo. Atrodo kaip gera ferma. Tai va, tai čia vakar padarėm šiandien. Šiandien aš galvoju, gal pradėsim jau iš tikrųjų skardyti. Šiuo pusė mes pradžiu galvojom vienas posį susidėti paskui. Tada eisim jau antrą posį. Galime parodyti, kas ten dedas. Tai va, tai po truputį jau gerės situacija. Aiškiai, esam Lietuva šiandien 5 dienas. Tai laiks bėga ganėtinai greitą. Tai šiuo pusė, kur turim, tai aš tik tą grįžęs sudėjau tus, kaip čia pavadin, lotus. Tai va, kad pasikeltum nuo plėvelės lens ir toliau čia reikės lyginti, bet čia bus dar baisiau negu tinka buvo. Nes čia, sakykime, dabar jeigu žiūrėtumėm, tas ir tas balkis, ir žemiau sukrėt, tada čia atraminė balkė, kur yra su pažastim vidu. Ani nepakrėt, tai va, tai sukrėt, čia sukrėt ir čia visas gals, taip nuėjom. Tai va, vis reikės, aišku, mes vis į vieną lygį nesukelsim, kad vis būtų vieną lygį, bet padarysim tų lygį, kad tų lygį keltum iki tuo. Ir tada greičiausiai čia bus toks perlinks toks biškilėlį, bet man tas tink, nes man pilna nereikanu visiškai čia idealiai padaryti, kad būtum. Tai va, ir toliau kuda darysim. Čia irgi iš karto toks užsimes. O tena, čia kol kas aš dabar neliesim, čia kitiem metam greičiausiai projektas. Bet čia reiks vis tiek lysti vidų, nes ten įstogs baig įgriūti vidų. Bet čia senų pastatų problems. Tai va, tai žodžiu, čia dabar tuoj situacijai. Aš lip dabar ant viršaus. Toliau lygintis, tu jums turės atvažiuoti kažkur metų. Ir parodysim, manau, toliau jau ves vaizdą, kada jau pradėsim dėti skardą. Nes kiekvienos minus čia nereik filmuoti, nebus įdomu žiūrėti. Gerai, keliaujam toliau prie darbą. Susitiksim vėliau. Na, apveizėm, ku vakar nuveikėm, nes vakar nebefilmavau, nes sutem, tai niek nebesimatė. Tai šiandien galėjom apsižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Tai va, stogėlis vieno pusę uždėts. Visai neblogai atrodys. Das kart susidės balt. Visai čia bus gera. Tai va, ir toliau, kuda nuveikėm vakar. Tai susidėjom longus antro pusę. Longą susidėjai, plėvelį užsikali. Galim apie parodysiu. Makroflex, aišku, jums nepagailėjai. Bet kaip būt vis pašalį. Pavar taip. Nebloga. Tai va, toliau, kas dabar lauk. Tai šiuo pusė. Pradėsim lyginti, realiai dabar galvoju, čia įkelis vėjas, kur reikės pukelis lens net gydėti, tai iš kart nusiem tas lens, kur yra, ded piln ilgios dar lentų pildoma, kai iškelti, kad nereikėtum puto teik pakištų visokių panašia. Tai va, tai ten por, čia por, ir čia reikės to gal prasilyginti dar. Tai va, tai žodžiu, lipsim ant stogų, bandysim kažkaip įsijudinti. Nu, apžvelgiam dar kartą. Tai pradžia atrodo vis daug paprasčiau negu iš tikrųjų yra. Es viršau šniūrų prasitėjims, apačiu prastempiau, bet čia dabar susuk tokias prispaudzi, nesimat gera. Tai žodžiu, dabar realiai, čia kad situoti, kad geriau matytumės. Tai
Taip, tai dabar puikiai situacija pas mus. Viršau, ties, sakykime, matau už tą balkių. Reikės jau kokių 3 lentų dar, kad iškelti į krek. Apačio vienos arba 2. Tai va, realiai nuo to balkiaus pradedam. Ir čia apačioje vienos lentėlis, čia vienos, čia galimai 2 jau. Ir iki paten tuo balkiaus. Čia jau reikės vienas gal lentėlis, gal iš jos nereiks. Viršų reiks nemaža, per vis tuok iš tikrųjų gaunus, kad reikia kelnuoti. Na ir, tariam reikalų iš tikrųjų, nes dabar pradžio nenori tiesiog pakištokas dėti, nes antrupus irgi buvo put 2 lentėlis reikia dėti vietom. Tai dabar dėsim ne kad tas pakištokas, bet iškart nori kuo daugiau išsilyginti su lentom iškart sudėjus, nes tada mažiau tiesiog varg bus. Tai dabar iš tikrųjų prisiruošiau, čia prisirinkau su kitų lentų, kur čia esam nulopiškos ir panašiai, tai bandysim su tom lentom dabar viskų kiek išin išsilyginti, po to jau su pakištokas suskas ir panašiai. Žodžiu, keliaunam toliau prie to. Na, žiūrėkit, kur reiškia, kad dviejau darbaunės. 1,5 valandos stoks, va, sumės lentelis. Vis liuks, viens pats būčiau dėin, vis dėin realiai užtruks. Va, dviejau, kur reiš darbauties. Va, tai dabar kas toliau, tai tempim šniūrs, lyginam vis tuog ir metam skardą. Aš žiūriu optimistiškai visko, aš galvoju, kad šiandien bus skart sudėt. Ko tu galvoji? Nebus? Ne. Kap ne? Aišku, ne. Da tik 11. Ne. Jau, lens. Aš galvoju, iki 4 turėtumėm sumest, išsilyginti. Na. Nenori būti nemadog, bet nebegerk. Da nepradėjo. O dabar pertraukėlį. Arba tėlis gersiam. Tu jums jau kažko stipriau ištrauks iš koprinę. Kad stabiliau atstogs stovėtumėm. Pikniks. Na, tai va. Ir žodžiu, einam lygintais. Aš vis tik manau, kad šiandien bus toks sudėts. Jeigu išgersim, matau plovį airiškas arbat. Ja. Tai va, bus labai gera. Tai va, tai žodžiu, šiandien toks sudėdam, kapituojam sakė. Jo, ir matau namės skart, kokių reik vežam rulon skardos, išlungstys galus, išlungstys virš. Čia reikės irgi malkin iki keisės toks, tai irgi kraštus reikia išsimatuoti. Tai va, tai žodžiu, tariam ku veikti, varom toliau darbuotis. Tiksliau varom arbats atsigerti, tada varom būt darbuotis. Baku, nuvažiavau pas skardininką. Nuvežiau skardką išlankstytom. Čia tušuons, čia ir vis virš dabar pradžia. Nes aišku, reikės ir čia, reikės ir ten dar tu užlenkiam, bet tai vėliau. Žodžiu, skardininkas iš manęs išsityčioja, sak, tu tikras, sak, ne statybininkas tais. Tai pirmas dalykas, kur realiai palieno blogą padarėm, tai viršo tarp skardų. Pas mus realiai 13 com paliek. Sak, tuoj tarp tikra niekam nereik. Čia realiai, sak, 5 com būtų maksimum į pereiks. Na, bet žodžiu, ir, ram galv. Aš nesu galvos, mes patys padarėm, gerai viskas. Aišku, nestatybininkai tas, tu jums kažkiek dar, sakykime, įpradirbs, nemažai iš tikrųjų statybos. O aš tai išves, kiek kažko pasidarau pats, tai moku. Tai va, tai... Žodžiu, čia įves tvarko, bus skart šiandien greičiausia. Tai žiūrėsim, gal važiuos pas tuolį išsinuomoti. Pasiimsim, kad vis gal pasidaryti visko. Bet žodžiu, dabar tas nesvarbu, vėliau žiūrėsim. Dabar eina ardyti čia stogėlį. Nes kiek nužiūrėjom, realiai nusiardžius. Man atrodo, nebreks net pjauti skardus niek, nes pradžiu buvo idėja, kad čia galbūt reikės tų slaps toliau pjaustyti. Bet dabar nusiardžius matysim, man atrodo, kad galbūt kad net nebreks niek pjaustyti. Tiesiog gražiai susijęs stogą vansukai ir viskas. Tai žodžiu, reik nusiardyti to stogą, šiandien to reik irgi užsidėti ir užsidėti to vis viršų. Ir tada, jeigu spėsim tą galą ir viršų.
Žodžiu, važiuojam prie darbų. Nu ko, šitą, viens pats susikroviau skardą. Sunkiausias iššūkis buvo atsinešti nu iki čia, nes čia, kad per tautar pradeda eiti, jo ir viespūtė, nešiuoja gerą skardą. Bet niek, šiet netep, padarėm, bet kad problem. Per mažas skardus užsisakiau. Va, ir čia tas gals liek dabar realiai neuždėts, tai kadangi ten iki gal dedant, šias užleidęs ten daleikt, tai panašiai leikt, kiek čia trūksta. Tai, sakykiam, ką ir turėčiau išsivartyti, kad visai normaliai vis bus. Va, to pasidarėm. Dar tas galas dasidės ryto, jauč, kada mušėm viskų. Toliau, parsivežiau skards viršutintuvas ir to jau. Tai žiaurės pateikęs, tai šiandien rytmet nuvežiau skard, kad išlankstytam. Tai apie 3 valandas man skambint, sakė padaryt, atvažiau pasiimk. Tai va, tai turi skardziau, čia galų dar neturiu, ten dar reikės iki užlenkiam padaryti. Bet žodžiu, šitus aš ryto jau čia įsimatausi, ryto nuvažiuosiu, užsakysiu. Bet esmė to pagrindinį autoriam, tai va, jie galės realiai viskų dasimušti virš, šuons. Tai žodžiu, o dabar toliau atradau internete, ten kiek pusė rek durų, įvėjim patal, ten kur motociklų garažas. Tai dabar važiuom parsivežti durų ir dabar reik lėkti iki kelmę, tai biškų užtruksam čia apie 150 km. Tai va, tai žodžiu, lėko parsivežti durų. Ir gal dar spėsim šiau kadenciją tas duris įmontuoti. Žodžiu, reikalų daug, laik maža, kažką reik bandyti spėti. Gerai, keliauju. Ku parudikiam, ku veikam. Tai pradėjom dėti gajelensą, kaip čia pavadinti, net nežinau, ką vadins iš tikrųjų. O, mūsų pastolis, T25, drubins. Mums dėdavo kraig. O, sėda. Ja, aišku, tais nesigirdės. Topka pištyt suplakta. Nu, gerin. Dar vieną skardelį uždėsiam dabar, nes buvo pradžioje idėja viską susidėti stogą. Po to pradėjau myslyti, kad geriau būtum po pirm sudėti skart, kiek esam užsidėję. Kada užsidėti, sakykim, to lapą, jeigu jau išės piln to uždėti, čunkt užsiimė, tada vėl apsdėti. Tai bus daug paprasčiau, nereiks per vis stog tiek nestės. Nu, ku hebra. Por dainų realiai niek nefilmavau, niek nerodžiau. Nežinau, iš tikrųjų dėl ko, tiesiog ėjom, dirbom, darėm ir viskas. Tai pažiūrėkim, ko esam padarę. Tai sėnų užkalt, priekį vartam vėjt padaryt. Ten skardų užsikalėm šonien po gerų 4 metų. Tep, tada toliau. Dabar galvoju dar eit stogo skardelį dasimušti. Užsidėti, nes visi nupirkt. Tai reik biškį pripjauti, va. Čia biškį išlyn priekį. Biškį reik pripjauti skardą ir uždėti šonien skardą. Bus viskas realiai. Nu ne vis, ten dar gali reik uždėti palei seiną, skardelį irgi ir išlankstyt. Bet dabar lyna, ten nepjauti į seiną, liptum tu stogą nebaisį ten noriu. Nes greitai gali nučiuošti. Nu į ku, realiai reiktum čia susimest skardą. Čia to pusę galėm jau užsisiūti su skardą irgi. To pusę ne, nes čia dar duris bus. Tai jau kaip išvados atrodo. Na, ir jiems padaryts. Čia irgi sutvirtint viskas. Pastas dabar jau nebejod į vaspos. Tai biški toks tvarkingesnis. Ir vakar iš tikrųjų dar užmačiau. Nežinau, kiek matysis dabar. Galim tai padaryti. Čia vis ir išpovi. Jau palūždėjai. Tau balį būtina reikia susitvarkyti. Ir čia tas baliks labai prasts. Toliau, ten dar baliks toks. Pavargis. Bet čia bus paprasčiau.
Čia sėnva, kur stovės į siūlėlis, tai čia turėjom 7 suoms tarp. Tai čia į tarp dėsiam, į kas čia prisuksim teisę 5 tok. Čia gal da uždėsiu. Nu, toks, kad susistiprintom, niekur tas nedings. Tai čia vas bus tvarko. Čia kampins irgi dasturinom, biškėlėlį dadėjom, kad stipriau būtom. Tai va, tai teido, dar reiks aišniūr prastėjim, bet kiek aš žiūrėjau, jisai teis, tai čia reikės kažkur galvoti. Nežinau, pjaut lauk, kažką montuoti, vad. Žiūrėjau, situacija tuoj, kad dabar kas liek maniai. Šiandien galvoju užsimesti plėvelę, bet skardos čia kol kas niek dėti negali, nes reikės būtų realiai reikės kažkokį tai skardelį čia išlankstyti, kad nelytom. Tai realiai dabar reiktom kaip ir vart statytės, bet vėl vartą man gybiš per didelė į virš, kiek matavaus, bet visų vart nes parsivežus, gal parodyti, kaip vartą atrodys. Tai bus prie stogva priderinti rauduonį. Va tokiai, pilna sustiklas. Žiūrė gerai turėtų viskas čia atrodyti. Tai va, situacija tuokia. Ir šiuo vietu iš tikrųjų ir baigsim video. Nes jau šiandien šeštadienis, dar kažkur biškį pasidarbaus, bet jau nebestebuklinga daug. Nes jau reikės išvažiuoti vėl į užsienį. Tai va, ir nežinau, kaip čia susižiūrės, pakomentuokit, savo pastebėjams, parašykit, kaip atrodo, kur gerą darom, kur blogą darom. Gal kažkur, kaip sakant, pasimokysim, gal tokių klaidų neapdarysim, jeigu kažkur pridarėm, nes dabar atrodo, kaip ir atrodo gerą padarėm, ganėtina iš tikrųjų viskų. Nesam kažkokį statybininką, bet manau, kad visai neblogas gavos. Tai va, tai ku, jeigu jau peržiūrėjot, spauskit like, parašykit komentarą. Ir kitus susitikiam.